Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien ne iš karo zonos, atostogų zonos, kaip matot. Plastai padėti, nardau, mėgausi gyvenimu šiek tiek, kaip sakant, pagaliau grįžau iš pobano, taip sakoma, tai galima nepavadinti po... Tiesiog buvo įsilaužta į telefoną. Per durną klaidą palaikinau draugo vieną žinutę, nepasitiravęs, kas tai yra. Papuoliau. Telegram kanalo kol kas dar nestačiau, bet tik tai kaip svečias galiu jame lankytis, kaip matot. YouTube atgavau prieigas, visas kitas prieigas, paštų viską atgavau, ačiū Dievui, be didelių nuostolių, sakykime. Tik tai, kad manęs nematėt apie 17 dienų. Tai va čia yra gaila, per tą laiką įvyko labai daug dalykų, bet šiandien turbūt nesikoncentruosiu. Tai galiu pasakyti, kad 2 savaitės, 14 dienų atidirbom Ukrainai labai idealiai, miego valandos buvo 4 vidutinės, dirbom su savo koviniais dronais, kurie tikrai pasiteisino. Šiai dienai laukiam dar testų vienų uždarų, apie juos galėsim pakalbėti po geros savaitės. Kai grįšiu į Lietuvą, darysim testus šiandien, kaip sakoma, važiuosim daryti testų. Turim pakvietimą oficialų tokį, bet geriau palaukti rezultatų, kaip viskas pavyks, dar nežinau. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Ukrainai irgi patiko, sutarėm labai įdomų dalyką, su dronų kariuomenės vadu buvom susitikę, neformaliam susitikime. Pasišnekėjom, sutarėm, kad atvažiuosime, parodysim naują taktiką dronų, tą, ką mes sukūrėm, ką mes pasiūlėm. Jam patiko, kilo daug klausimų, diskusijų, tai dar ne kartą teks su Vadimu susitikti. Aš jį pažįstu realiai nuo 22 metų kažkur birželio mėnesio, kai dar nieks nežinojo, kas yra Vadimas Barsukas, Sucharevskis. Čia tik žinom, kad yra tokia PM9 brigada, vienas kitas, sakykime, taip toliau. Tai va, tai tas žmogus yra tikrai su įdomia istorija, be jokių pointų, kaip sakant, paprastas, atsisėdom ir pasišnekėjom. Radom mintį, kurioje galima vystyti ir kurią galima toliau daryti, su kuria galima vystyti toliau projektus. Taip pat pakalbėjome apie dronus. Labai geras mano klausimas buvo, aišku, galbūt nekorektiškas, bet tiksliai į akį apie dronus. Sakau, Vadimai, klausyk, kas bus, jeigu aš tau duočiau tiek pat artilerijos sviedinių, kiek turite dronų? Spėkit, kokį atsakymą gavau. Taip. Artileriją pasirinkčiau. Va būtent tas brigados vadas, kuris žino, jisai buvo brigados vadas, žinojo, kaip naudotis artileriją. Tai aš pas jį buvau PM9, kai jie stovėjo dar Mikolaive, štabas buvo įsidėstęs ir pats kariavo jie Chersone, tada prieš Chersoną išlaisvino vasarą. Tai vat, žinau, kas jis yra, žinau, kaip kariauja, žinau, kiek laiko laikėsi Avdyivkos kryptyje, jie laikė dešinį frontą. Kai vienas pasakorius pasakoja, kad buvo išvažiavęs į kairį flangą, kariam, nors ten PM9 net nebuvo. Tai vat, kaip sakant, tikrai buvo apie ką pašnekėti, prisimint laikus. Tas pirmas dienas karo, kas ką veikiam, ypač tas žmogus turi įdomių istorijų, tokių kaip pirmas karys, kuris 14 metais iššovė į rusus. Galima sakyti dabar teikti rusus, į separatistus. Tai galima teikti, kad jisai pradėjo Ukrainos karą 14 metais. Tai va, trumpai tiek. Dabar kalbant apie geras žinias, tai sunaikintas vienas generolas, super, plius vakar sunaikintas pačiam geriausioj gatvėje, kokioje tik tai gali būti, ukrainietiškoje gatvėje, jūrų laivynų, vienas iš vadų, štabo karininkas, kuris davė nurodymus, šaudė į Vinicą ir taip toliau. Tai vat, super. -2 tokie geri taikiniai. Gerai pasidarbavo, galima sakyti, ukrainietiškas gūras arba, kitaip tariant, Mosadas tyliai ramiai atliko savo užduotį. Čia yra gerai. Yra gerų naujienų nedaug. Frontas laikosi, tai yra gera naujiena. Bet braška per visas siūles, tai yra jau sudėtingiau ir aišku, Kupiansko sritis po biškį pradeda birėti, ką matom dabar iš analitikos. Tai tokios trumpos naujienos bendrai, dar, kaip sakoma, apie tai, kas įvyko tenai, kas buvo nuveikta, daugiau turbūt sužinosite, kai pradėsim dirbti su jų testavimo komanda. Tai bus daugiau aiškumos, bet šiai dienai tą, ką mes parašėm, tikrai patiko, ypač šturmo daliniams. Aišku, reiktų rasti finansavimą, nes didžiausia dalis dabar yra mūsų lėšoms aukota. Ta prasme, tą, ką mes užsidirbam iš savo verslų, kaip ir sakau, ne iš Contribui, kur kas mėnesį įkrenta turbūt po 300 su kapeikom eurų. Viskas dėkui, vyrai.
moterų tiksliau nemačiau, jeigu kažko nepastebėjau, tai dėkui ir moteriškai lyčiai, bet pagrindas yra vyrai gerbėjai, kurie stebi, kurie remia. Taip, jūs padedat, neneigiu, super. Kad pasitikit, tai aišku, ten sumažėjo, bet sumažėjo dėl mano aktyvumo, tai aš neturiu jums pretenzijų jokių, bet vis tiek dėkui, jūs padėjot tam tikrus, kaip sakant, pamatus padėt šitam projektui. Dabar mes ieškom kitų projektų finansavimo šaltinių, žiūrėsim, kaip pavyks. Kol kas testiniam variantui radom iš savų lėšų, kaip sakant, susimetėm arti 40 000, tai yra 40 dronų paruošime, kuriuos nuvešim, ne tik dronus, tai yra valdymo sistemos, kiti dalykai, kurie turi būti drone, sakykime, tai yra biški modernesni dronai, nei vadinami FPV. Pas mus jie valdosi labai paprastai, galite skraidyti kiekvienas apmokytas per 2 dienas su to dronu skraidyti, tai aišku, jo užduotis yra taktinė tam tikriam dalykam atlikti. Tai va, tokia situacija šiai dienai pas mus toj pusėje, o dabar reikėtų eiti prie žemėlapio. Kaip visada, pirmiausiai norėčiau padėkoti žiūrovams, kurie spaudžiat like, dalinatės, remiat per Contribui platformą. Ir ką, pradedam nuo žemėlapio. Tai kaip visada pas mane atsidaro kas, Kursko sritis. Čia situacija įtempta, aišku, prarasta nemažai teritorijų, bet vėlgi čia nebuvo įrengtos gynybinės linijos, čia rusams nesuprantama taktika, tai yra manevrinė gynyba vykdoma, manevrinis karas, kurio rusai nesupranta kaip gaudytis jame, ir čia puikiai dirba ukrainiečių pajėgos. Realiai visos teritorijos galimybių kol kas mes nežinom ir tikslių linijų pasakyti, kad jie čia stovi, tikrai yra sudėtinga, nes nėra apkasų linijų, tokių kokios yra nuo Kupiansko, sakykime, iki Juodosios jūros. Tai va, čia tokia situacija, aišku, yra pasigirsta garsai, kad ir vėl atakuota, bandė kažkur tai netoli Kurčiatovo pasirodžiusios žvalgybinės grupės ukrainiečių. Tai jeigu mes žiūrėtume nuo kraštutinio taško iki Kurčiatovo, galima pasakyti, tai yra 40 km, kažkas 41,8, 1,5 km. Tai va, tipo iki čia. Tai jeigu daro ukrainiečiai žaidžia su manevrinį karą, tai yra labai realu, kad kažkur rado tarpus, apvažiavo, apėjo, pasišaudė, apšaudė priešą, sutrikdė jo veiksmus ir atsitraukė atgal į saugesnę zoną prie Sužos. Čia judėjimas tikrai nėra laisvas Sužoje, sakykime, praktiškai visa teritorija kontroliuojama dronų, tai yra rusai iš visų pusių dronais kontroliuoja, o einant tiksliau prie šito varianto, tai praktiškai mūšiai vyksta visomis kryptimis, tiek nuo Sužos, sakykime, jeigu mes kalbam apie Sužą, va tai va, turim Sužą, tuoj jie tiek čia bando verštis ir išeiti ant logistinio kelio, kaip suprantam, čia yra vienas iš pagrindinių šiai dienų logistinių kelių, ten tikrai ukrainiečiai praranda daug technikos, logistinės technikos, kuri stengiasi aprūpinti visą šitą rajoną, ne tik karius, bet ir civilius gyventojus vandeniu, maistu. Toliau didžiausi mūšiai vyksta čionais ir dar gyvenvietė va čia kažkur tai yra. Tai pagrindas, jie bando spausti ukrainiečius šitą kryptimi, be abejo dar bando ir realiai Kremenoje kryptyje daryti iš viršaus spaudimą. Tikslas yra išeiti realiai į šitą upės vagą, va tai va, ir išstumti už tos upės ukrainiečius. Tai kaip dabar kas matos, tai labai panašu, o šitos grupiruotės tikslas yra būtent šitos ir toliau yra Ruskoje Porečnoje, čia dar porą grupiruočių yra, kurios bando spausti ukrainiečius vėlgi prie upės ir jos priversti išeiti ir palikti Rusijos teritoriją. Novoivanovkoje kryptyje iš tikrųjų rusai patyrė daug nuostolių. Atakuoja nepasiruošę kolonomis. Šarvuočiai buvo patys naujausi, BTR-82, jeigu aš neklystu. Ten iš 16-8 sunaikinti, kiti pažeisti ir taip toliau. Žmonių žuvusių šitoj kryptyje yra daug.
Taip, ir ukrainiečiai turi nuostolių, to neneigia, matom. Ir perimta technika, sunaikinta technika, kažkur buvau radęs 2 savaičių senumo ataskaitą, gal sekantį kartą papasakosiu, kiek ko yra pagal OSINTą aptikta, kas pas ką, kiek sunaikinta. Tai va, tokia situacija turime bent jau Kursko srityje, judam toliau, neužsistovim. Jeigu žiūrint žemėlapį toliau, mes turime Charkovo kryptį, čia situacija yra be pakitimų, Vovčianskas, toliau galima sakyti, teikti Glubokoje, jeigu mes paimsim, ar Lipci, iš kurios bando judėti link Charkovo, bet čia situacija yra kontroliuojama kol kas ir didelių pakitimų jokių nėra. Aišku, kaip suprantama, didžiausi mūšiai buvo dabar ir pajėgumai permesti Kupiansko kryptyje. Tai pagaliau galima sakyti, Sinkivka krito. Kai matom Sinkivką, ją bando priešas apeiti iš šiaurinio flango, puikiai jam sekasi, kai matom. Turim Sinkivką, jis yra apeidinėja. Ir tikslas yra išeidinėti į Kupianską, yra jau pasirodžiusi informacija, kad priešas jau buvo įėjęs į Kupianską, tai reiškia, žvalgybinės grupės buvo įėjusios, bet jos buvo sustabdytos. Aišku, sekanti kryptis yra Petropavlivka judėti apeinant, bet čia kol kas proveržio nėra. Ir aišku, mes matom Senkovė perkėlos, priešas išėjo į perkėlą, blokavo perkėlą ir po biškį juda būtent Kivšerivkos kryptimi. Čia jau mūšiai kaip ir prasidėję, tai yra į šitą kryptį ir sekanti kryptis jau bus Kupiansko Vozluvoje. Čia yra pagrindinis tikslas, kad padaryti susisiekimą su Rusijos logistiniu centru, galima sakyti, Valuikė. Tai va čia eina geležinkelio linija, čia nepažymėta, bet jinai išeina į būtent Vovčiansk, į Kupiansko kryptį ir iš čia darys jau logistiką būtent šitam rajonui. Ir aišku, tikslas yra blokuoti šitam rajone ukrainietiškus dalinius. Taip susidaro situacija nedėkinga, nes kadangi perkėla šitoje vietoje yra blokuota ir judėjimas, galima sakyti, šitos vietos yra blokuotas. Vienas logistinis kelias šiai dienai yra turbūt per čia kažkur tai bus perkėla padaryta arba šiek tiek aukščiau. Jeigu išeina ant Kupiansko, rašistai uždaro šitą rajoną, galima sakyti, pridaro. Ir mes turim, ukrainiečiai turi daug didelės problemas būtent gynybai šitam rajone. Upė čia gan tokia platoka, šiaip lengvai jos neforsuosiu, labiau, kad jau prasideda žiemosios zonas, tai nebus taip paprasta, kaip visiems atrodo. Čia ukrainiečių laukia didelis iššūkis, kada palikti šitą rajoną ir iš jį atsitraukti atgal, užimti gynybą už Donetso upės, Oskilo upės kairiajame krante ir taip išsaugant padalinius atsitraukti saugiai. Žiūrėsim, į ką tai įsivystys, bet čia situacija jau yra nedėkinga ukrainiečiams. Aišku, sekantis kryptis yra Borovaja, tai ką daro dabar rašistai. Jų tikslas yra išeiti nuo Svatovės krypties, nes grupiruotė, kur yra Svatovėje, išeiti tiksliai į Borovają ir vėl taip pat atkirsti čia esančius ukrainietiškus padalinius. Bet čia dar kol kas, sakykime, perspektyva yra tokia miglota ir tolima. Viskas priklausys nuo daug sudedamųjų, kurių mes dabar negalime įvardinti, bet čia kol kas didelio proveržio nėra, priešas biškį prasiveržė pietų link ir čia sustojęs. Tai vat situacija čia dabar yra išalta, jeigu aš neklystu, čia kažkur tai ir kaunasi 3 brigada Azovas, būtent ZSU 3 brigada Azovas su Bileckiu vadu. Žiūrėsim. Kol kas, galima sakyti, nėra stabili, bet labai įtempta situacija. Toliau judant žemyn, tai mes turime, galima sakyti, Siversko kryptį arba Limano kryptį, galima ir taip pavadinti. Tai
Terni, Jampolivka, Torskė, Jampil. Tai va šitoje vietoje, galima sakyti, Rusas lygiai taip pat Rusija. Šiek tiek išėjo jau per Nevskiją, išėjo ant upės kraštų ir dabar po biškį bando ukrainiečius flanguojant spausti į apačią link Torskė. Ir aišku, žemėlapį reiktų biškį padidinti, atsiprašysiu. Išeiti ant Siversk. Aišku, čia labai, galima sakyti, Bilohirovko, Siversko kryptyje rašystai patyrė daug nuostolių. Tai jo, jeigu žiūrint taip, jų tikslas yra spausti čia, išeiti ant kaskadų upės ir jie bando spaudimą daryti per Siverską. Tai va šitoje vietoje dabar vyksta įtempti mūšiai. Aišku, čia rusai labai stipriai apdegė Siversko kryptyje, nes buvo apsiskelbę, kad jau šita teritorija kontroliuojama ir buvo lengvieji pėstininkai pasiųsti į mūšius, kur patyrė žiauriai didelius nuostolius. Čia kynasi 54 brigada su žymiuoju K2 batalionu, gerų bataliono vadu, kuris mėgsta humorą, o šiaip jo labai įdomi istorija, jisai buvęs nudistų pliažo administratorius, ar menedžeris, galima taip sakyti, vadybininkas. Tai vat, žmogus turi humoro jausmą, sugebėti paskambinti rusų T-72 pagrindiniam inžinieriui ir pasakyti, kad tavo tankas gaidys, ta prasme reikia taisyti ir čia netaskaitą gauti. Ten buvo toks geras video kažkada praėjęs. Tai vat, bičiukas turi gerą humoro gyslelę. Taip, tai mes šitoje vietoje turim situaciją vėlgi susidarančią, žiūrint į priekį, nedėkingą, bet kai sakau, žiūrint, vertinant iš šios dienos perspektyvos. Toliau, keista situacija labai stipriai Časiv Jar, bet jo vis dar, kaip sakykime, nesugeba perimti, kaip matot, išeita, prasiveržta šiek tiek į priekį ir čia galima sakyti sustota yra. Didelio proveržio nėra, bando apie Časiv Jarą, kaip matom, pagrindę smūgiuojant per šiaurinį flangą ir šiek tiek iš pietinio flango, bet jau atsisakoma tam tikrų frontinių mūšių. Frontalinių mūšių, galima taip sakyti. Jeigu žiūrint Toreckas, į Torecką jau verda mūšiai, toliau New Yorkas iš dalies jau perimtas Rusijos pajėgų, kai matom, čia kaunasi Nelipivkoj Azovo padaliniai, deda netgi tiesioginius video, ta prasme, iš realių situacijų, realioj vietoviai, praktiškai čia yra aiškios linijos, tikslios linijos, kur kas kovoja, be jokio melavimo, be nieko, kas šiai dienai yra būdinga Ukrainos kariuomenė, tai kad jeigu sako, kartais būnam Kurdiumovkoje, tai nereiškia, kad Kurdiumovka priklauso ukrainiečiams, netgi ant jų atsidarius vidinius žemėlapius arba krapyvą, kurioje turėtų būti tikslu viskas. Tai va, yra ir ten tokių blogų dalykų, to sovietinio palikimo dar smarvės yra daug, sovietinio, kol nepersiorientuos, nepasikeis, ten bus sunku jiems kariauti tikrai. Šiai dienai matom situaciją tikrai įtempta. Taip, judam toliau prie turbūt didžiausio šios dienos židinio, tai yra Pakrovsko krypties. Čia mūšiai vyksta įvairiom kryptim, tai yra pagrindiniai mūšiai šiai dienai, kadangi Selidovo buvo atmušta, priešas gavo iniciatyvą ir aišku, jo tikslas dabar yra, kaip ir sakėm, Selidovą ir išeiti per flangus ant Pakrovsko vieną ir Mirhorodas yra kitas flangas. Taip atkirsti logistinius kelius Pakrovskui ir bandyti jį apsupimo būdu paimti. Pažiūrėsim, ką tai išsivystys, nes Pakrovskas, kada buvau dabar paskutinį kartą prieš, jeigu aš čia dabar 4 dieną esu ilsiuosi, tai grįžau prieš 6 dienas iš Ukrainos, tai grubiai prieš 8-9 dienas buvau, tai negaliu pasakyti, kad Pakrovskas buvo paruoštas gynybai. Lengvai ruošiamas, bet ne taip, kaip mes įsivaizduojam ir kaip mes ruoštume miestus gynybai, sprogdintume pastatus, užgriaudinėtume pastatus, iš karto paruoštume, darytume inžinerinės kliūtis, kad priešas negalėtų laisvai judėti. Šito tikrai nėra, net nekasami buvo neperkasti keliai. Tai jo tokia situacija šiai dienai Pakrovske, kaip būtų gaila, bet
Kažką ukrainiečiai, iš tikrųjų visuose miestuose taip pat atrodė, kada ruošiamasi priešo puolimui, kai matėm Bachmutas irgi lygiai taip pat atrodė, kada buvo prieš pačius puolimus, aš buvau važinėjau, tai lygiai tą patį aš dabar Pakrovske matau. Tik tai, kad pakeitė taktiką, Bachmutė ėjo per miestą, dabar bando eiti per flangus. Pažiūrėsim, į ką tai išsivystys, kaip tai atrodys. Tikrai situacija yra labai sudėtinga. Sekantis yra Kurachovos kryptis, tai šita kryptis yra tikrai sudėtinga. Pirma, priešas susprogdino dambą. Sakom priešas, bet čia yra daug klausimų ir vieni sako priešas, kiti, kad suplanuota buvo susprogdinti čionai esančią dambą. Ir aišku, kas įvyko, viskas išsiliejo šitam rajone. Šiek tiek paskandino kelią. Tai ukrainiečiams logiškai sprogdinti šitos dambos aš nematau prasmės, bet, sako, kad tai vieni ukrainiečiai. Taktiškai tu atkirtai savo atsitraukimo kelią, logistinį kelią apsunkinai pirmas dalykas, nes tau, jeigu priešas judės iš Sonciva spaus link dambos, jau tau nėra kaip atsitraukti. Atsitraukimo kelias lieka tik tai būtent kažkur laukais šitą kryptimį. Tai logikos nėra. Tai kodėl susprogdino, jeigu patys sunku pasakyti. Nors tipo susprogdino tam, kad priešas negalėtų verštis, sustotų ties Ševčenko kažkur tai, Andriivka šitoj vietoj ir toliau negalėtų judėti būtent sujungti šitos krypties. Bet čia sakau, čia kol kas man labai keistai atrodo, nes šitą kryptį puikiai spaudžia, ką matom, būtent judantis Jasna Poliana, Maksimivka kryptimi priešas ir jo tikslas yra būtent išeiti ant šito kelio ir jį blokuoti. Reiškia, kas įvyks? Įvyks problema aprūpinimo Kurachovės. Pirmas dalykas, o antras dalykas, šito viso placdarmo ateitis pradeda kabėti ant plauko. Vėlgi, kai matom, priešas eina per flangus ir kai aš kažkada sakiau, kad jis taip ir darys, taip ir daro. Tai va šitoj vietoj nieko kito neliks, kaip greičiausiai atsitraukinėti arba keisti kariavimo būdą, pereiti į tą patį prabandytą, aišku, ten kovoja pagrindė būtent paruošti daliniai, kurie moka vykdyti manevrinį karą, tai yra pagrindą sudaro desantiniai, 225 atskiras batalionas, ten, kai sakau, ultra vadovauja, tikrąją žodžio prasme, iš ultra vado, Charkovo ultra vadas, kurį žinau, Olegas Širajevas. Tai situacija ten žmogus radikalus toj vietoj, galbūt kaip vadas turi savo autoritetą, ką aš matau, nežinau kaip, bet rezultatą rodo. Kas už to stovi, negaliu atsakyti, bet realiai rezultatą ten rodo ir puikiai kaunasi vyrukai. Pagarba, kaip sakant. Tai va, turim būtent čia tokią sudėtingą situaciją, kaip aš sakau, kur šitoj vietoje ir ukrainiečiai turės pradėti priminėti labai nepopuliarius jiems sprendimus. Jie patys įsivėlė, kadangi prasileido flangus, Vukledarą praleido ir priešas išjudėjo labai stipriai į priekį. Toliau mes turime kitą problemą, tai dar kol kas jinai nėra problema, bet greičiausiai virs problema. Novodarivka kryptis. Tai mums gerai puikiai žinoma Makarivkos kryptis. Kaši ir Velika Novosilivka. Čia, kur sudėtingai ukrainiečiai darė kontrpuolimą, po biškį veržėsi į priekį ir tiek, kiek buvo užėmę, jau pradeda didžiąją daugumą turbūt prarasdinėti teritorijas. Tai vat čia kas įvyks, jeigu priešas Jasna Poliana Šachterska išeina ant šito kelio, galima sakyti, ir Novodarivka pradeda judėti šitą kryptimį, ką mes matome. Matome dar vieną apsukimo rajoną. Ir šiaip bendroji situacija, čia gan galima sakyti, rašystai tikrai puikiai sužaidė, vertino šitą žaidimą, strategiškai gerai apgalvojo. Pirmas dalykas ištempė ukrainiečių pajėgas, kaip matom, bendroji situacija ir greičiausiai privers išlyginti liniją, bent jau atrodytų kaip ir man labai nepriimtina, bet šiai dienai būtų toks rašystų optimistinis planas išlyginti per šitą vietą. Taip, tai yra labai negraži situacija gaunasi, bet aišku, čia yra kol kas operatyvinis lygmuo, į kurį jie bando papulti ir tokiu būdu išstumti ukrainiečius. Toliau mes turime labai didelį židinį
Zaporižės kryptyje. Čia situacija stipriai kaista, galima sakyti, jeigu taip galima pavadinti. Ir kol kas tai tik tai pirmieji žingsniai, nes čia rašistai permetė didelės pajėgas ir jų tikslas jau nėra tik tai Orichovas, jeigu taip kalbant. Tikslas yra išeiti ant Zaporižės. Vienai va čia. Jeigu mes taip, sakykime, būtų va taip. Zaporižė, Orichovas. Kol kas situacija kaista, bet iš čia priešas judės tikrai Orichovas kryptim ir greičiausiai pradės laužimąsi daryti šitoje vietoje, link Zaporižės. Nes čia iki Zaporižės yra 207 km. Tai vienas iš tikslų yra išeiti ant Zaporižės ir taip užsitikrinti savo tam tikrus teritorinius žemės vienetus, kaip galbūt, arba teritorijas. Bet čia kol kas situacija tik tai kaista, bet čia tikrai permestos didelės pajėgos. Aišku, Kupiansko srityje didžiausia problema vėlgi bręsta Limano kryptyje, dar grįšiu biškį atgal. Kadangi tikrai tenai buvau, bendravau su tam tikrais daliniais, tai mes turim čia Limaną ir čia būtent šitoje kryptyje, sakykime, kryptis yra, aš vadinu Limano, tai čia visur realiai rusai veikia labai profesionaliai, tai veikia profesionalios grupuotės, dirba pagrindė trejetukais, kontraktininkai, gerai paruošti, su kuprinaitėm, paruoštom 3 dienų daviniu, tai reiškia išgyventi 72 valandas, išgirsta dronus, išsiskaido, slepiasi, būna tol, kol dronas nenuskrenda. Jokios panikos, baimės. Laukia momento, sugeba išlaukti, atsitraukia arba juda į priekį vykdyti toliau paskirtos užduoties. Tikrai čia laukia, kaip aš matau, irgi intensyvūs mūšiai. Tai yra laiko klausimas, kada užsiims šitos situacijos gvildenimo rašistai. Nes tikrai mes tos didelės geros pajėgos, kurios vykdo žvalgybą dabar, sakykime, ieško silpnų vietų ir kai tik tai aptiks, suplanuos mūšis, čia prasidės puolimas. Tai va, dar kartą dėkui tai, kad stebit kanalą, grįžau į eterį, išeisim tankiau, sorry, kai sakau, atgavom prieigas ten, kur reikėjo, dabar reikia tik padirbėti formatą, gal šiek tiek pakeisiu, turiu minčių, kad galima būtų dažniau, bet galbūt trumpiau. Pažiūrėsim, kaip tai pavyks, negaliu garantuoti, tikrai darbą darau ne vieną, tai pirmas dalykas reikia save išsilaikyti, verslas, antras dalykas dronų projektas, kurį darome, trečias dalykas tenai nuvažiavimas. Tai visam šitam reikalui reikia daug pinigų, kai aš sakau. Bet, kai sakoma, biškį judam į priekį, darom ir tikslai, kai sakant, jeigu nedarysi, nieko nepasieksi. Darom, judam į priekį. Tai dar kartą dėkui, kad stebit, spaudžiat like, prenumeruojat bei remiat per Contribui. Nepamirškit paremt, tai yra tikrai naudingas projektas, kuris, manau, duos rezultatų. O per rezultatus tikrai sužinosite greituoju laiku, tai pažadu. Ir tai dirbama tikrai geram lygmenį, ne tik kad Ukrainoje, bet ir Lietuvoje. Apie tai, manau, bus daugiau. Dėkui ir iki sekančio.